Baigėsi pirmasis vasaros mėnesis, Prienų gatvės ištuštėjo. Daugeliui žmonių prasideda atostogų metas. Prieniečių nuomonė Lietuva pati geriausia atostogų vieta. Pasidomėjome, kaip ir kur atostogauja prieniečiai. Vasara, taigi atostogų metas. Ką jau nuveikei per pirmąjį vasaros mėnesį? Keliavau į Turkiją, į Lenkiją. Oho, kokią vasarą Prienuose, ar čia smagu? Žinokit, kaip ir nelabai daug laiko skiriu čia Prienuose būt, šiaip Kaune, Vilniui. O tai ką čia veiki? Gyvenu aš šiaip, dabar laukiu žmogaus. Supratau. O kaip vertini šiuos atrakcionus? Nežinau, dar neišbandžiau, bet jų biški per mažai. O ar jų reikia iš vis tokia mieste kaip Prienai? Gal ir reikia, vaikų yra. Taigi vasara atostogų metas, ką jau nuveikėt per vasarą? Nieko gero dar. O kaip vasara Prienuose, ar gera? Gera, kaip ir visur. O kaip vertini atrakcionus šitos, ar jau buvai? Ne. Ne, o kodėl neini? Mama neleidžia. Nueisim dar. O kaip jūs vertinate šios atrakcionus, ar reikia tokių atrakcionų Prienuose? Tai aišku ir kuo daugiau. O kodėl? Nes vaikam pramogų mažai Prienuose. Taigi vasara atostogų metas, ką jau nuveikei per pirmąjį mėnesį? Dar nelabai ką, dirbau namuose, darže, padėjau mamai. O kaip manai, kaip reikia atostogauti, kad pajaustum tikrą atostogų skonį? Keliauti. Kur? Ar Prienuose blogai? Nesvarbu, kur, tiesiog keliauti. O kaip tau atostogos Prienuose? Jeigu randi ką veikti, gera. O ką čia rasti veikti? Ar jau žinai gal kokių dalykų, kur galima, kur nueiti? Ar Prienuose yra tokių vietų? Nelabai šiaip, bet apylinkėse yra Pociūnuose, Birštone, tiesiog kad nors važiuoti. O ką manai apie aikštėje įsikūrusius atrakcionus? Ar jų reikia Prienams? Reikia, manau. Mažiem vaikam tai pramoga, manau. O tai tu jau nebandei? Ne. Supratau, ačiū. Vasara atostogų metas, ką jau nuveikėt per pirmąjį mėnesį? Dirbom, kokios atostogos, vasara pats darbymetis. O kaip manot, kur reikia atostogauti, kad pajustum tą tikrą atostogų skonį? Tikrą atostogų skonį. Gal reikia važiuoti kur nors į užsienį, ar čia Lietuvoje gerai? Ne, manau, kad ir Lietuvoje labai gerai, tik kokią ramesnę vietą prie vandens. O ar tinkama vieta būtų atostogos į Prienuose? Prienuose? Nemanau. Nemanau. O kur jūs važiuotumėt jūsų atžvilgiu? Gal esat ką nors suplanavę? Ne, kad sakau, vasara darbymetis ir jokių planų kaip ir. Neturim atostogaujam žiemą, rudenį, kai blogas oras. Kur keliauji? Čia tiek prisikrovus visko. Pas draugę, čia Prienuose gyvena. O tu iš kur esi? Iš Kauno. O tai galvoji, kad atostogas gali praleisti puikiai Prienuose? Nežinau kiek puikiai, bet įdomu pasižiūrėti. O ką jau nuveikei per pirmąjį atostogų mėnesį? Per pirmą atostogą, aš jau visus metus atostogauju, tai keliavau truputį. O kaip manai, kur reikėtų atostogauti? Ar Lietuvoje, ar užsienyje? Kur geriau? Visur gerai. Nežinau, priklauso nuo galimybių. Viską reikia pamatyti ir pažiūrėti. Kaip matau, turbūt atostogaujat prie upės su meškere. Taip, prie upės su meškere. Kur buvot? Prie tilto, čia prie Nemuno. Ar gerai žuvys kimba? Nelabai gerai, bet vieną žuvukę pagavau. Tai taip atostogaujat, taip leidžiat laiką būtent? Taip. O kaip manot, kur geriau atostogauti? Lietuvoje ar užsienyje? Ar jums gerai čia Lietuvoje prie Nemuno? Man tai gerai ir prie Nemuno. O kur manot, kur galima atostogauti, kad pajustum tikrą tą atostogų skonį? Tai gal į Europos Sąjungą kažkur tai. Nežinau, į Turkiją, į Egiptą kažką pamatyti, piramidės. O gal jūs ruošitės šiais metais kažkur važiuoti, vykti šią vasarą? Ne, niekur nesiruošiu. Kodėl? Finansai neneša.
matom, kad čia labai nirtingai apžiūrinėjate šitą motociklą. Ar jums jis labai patinka? Jo. O gal jums labai patinka šitas praleidimo būdas, kaip važinėti su visokiais motociklais? Ne, man labai patinka motociklas ir suprantat, aš jį būtinai pirkčiau, jeigu suderinama kaina būtų ir aš būtinai pirkčiau jį, nes mano kraujas yra, motociklai mano kraujas. O ką nuveikėt per pirmąjį atostogų mėnesį? Gal jums nelabai atostogos, nežinau? Matot, aš per pirmąjį atostogų mėnesį, kaip daugiausia Palangoj būnu prie jūros, Klaipėda, ten Juodkrantį. Tai atostogaujat ar dirbat? Dabar dirbu darbą, jau šiandien nedirbu, nes šiandien padariau 100 gramų, taip, kad su draugais buvau, reikaluose ir jau šiandien nedirbu. O kaip jūs norėtumėt praleisti atostogas šią vasarą? Aš norėčiau praleisti kur nors, jeigu turėčiau labai daug pinigų, norėčiau praleisti kažkur tai, užsienį, kažkur Manjorkui, kažkur tai saloj, Senumočio salą, ten būrinės valtys, viskas. O su savo galimybėm dabar gal kur planuojate važiuoti šią vasarą? Šią vasarą aš kaip ir neplanuoju, nes nėra tam galimybių, suprantat, jeigu aš turėčiau galimybės tokias, taip aš būtinai važiuočiau į užsienį į Manjorką. Būtinai pasiimčiau draugę savo gerą ir važiuočiau būtinai į užsienį kažkur taip. O kaip vasara čia Prienuose? Prienai labai gražus miestelis, galiu pasakyti, labai gražus, man jis patinka, nes aš čia gimiau, užaugau, skaitykit, visą gyvenimą pradirbau, ir man jisai kaip miestas labai geras yra, suprantat. Jau praėjo pirmas vasaros mėnesis, ką nuveikė čia Prienuose? Prienuose? Nežinau, ne. O gal ne Prienuose ką nors nuveikė? Dalyvavau jaunimo dienose. Kur? Kaune. Ir kokie įspūdžiai tavo buvo? Geri. O tu ką nuveikei? Aš labai sunkiai dirbau visą mėnesį. Kodėl neatostogauji? Taigi vasara skirta moksleiviam atostogauti. Reikia užsidirbti, kad biškį papramogauti vėliau būtų galima. O kokia jūsų nuomonė apie šiuos atrakcionus aikštėje? Manau, šiek tiek trūksta daugiau lankytojų, nes tokie apleisti atrodo. O jūs ar einat čia? Ne, aš jau truputį per didelis. O kokios jūsų norėtumėt, kad būtų jūsų šios vasaros atostogos? Daug visokių įvykių galėtų būti, nuotykių. O gal planuojate kur išvažiuoti? Ne, manau, liksiu Prienuose. O tu? Irgi liksiu. Supratau, ačiū. Jau praėjo pirmas atostogų mėnesis, ar ką nuveikėt? Tai man dar atostogų kaip ir nebuvo, atostogausi tik tai nuo Liepos mėnesio vidurio, buvo darbas tiesiog. O gal esate jau ką nors suplanavę Liepos viduriui? Ne, nebent tik tai prie ežero. O kur norėtumėte išvažiuoti ir praleisti savo atostogas? Lietuvoje. O kodėl ne užsienyje? Ar jums patinka čia taip Lietuvoje, ar užsienyje jums negražu gal? Lietuva yra pakankamai dar neišvažinėtas ir nepažįstamas dar kraštas, kaip ten bebuvę, ir nėra didelė, ir iš tiesų, kiek teko būti, tai yra nuostabi. O kaip manot, kur galima būtų praleisti atostogas, kad pajaustum tą tikrą atostogų skonį, kad atsipalaiduotum? Aš manau, kad reikėtų ir aktyvaus poilsio, ir vandens pramogų, ir dviračio, ir vandens dviračių. Man atrodo, būtų... Kažkas su vandeniu? Taip, vasara su vandeniu. Supratau. Kaip leidė atostogas Prienuose? Prienuose mažai atostogų dabar. O kada prasidės tau tikrusios atostogos? Jau baigėsi. Jau baigėsi. Ja. O ką per jas nuveikei? Gal buvai kažkur išvažiavęs? Sportavom daugiau, mokėmės ir tiek. O ką manai apie šios atrakcionus Prienuose? Ar reikia tokių? Žinokit, nežinau, galbūt reikia jaunimui. Aš kažkaip jau išaugęs, matosi, ir netgi nesinaudojau. Kokiu, pavyzdžiui, reikia atostogų, kad pajaustum tą tikrą atostogų skonį? Kur reikia išvažiuoti, kaip jūs manot? O kodėl būtent išvažiuoti?
O tai gerai ir Prienuose atostogauti? Atostogos tokios geros, kokias pats susikuri, kokiu pats nori. Nebūtinai, kad kažkur išvažiuoti. Galbūt su žmonėmis pabūt savais ar draugais.